Kai renkatės būstą, paprastai skaičiuojate kvadratinius metrus. Taip, yra objektų, kur savų argumentų turi pavyzdžiui lubų aukštis. Tačiau tokių objektų nėra labai daug, o jeigu svarstote kažkuriam etapui rinktis būstą anksčiau tikrai negyvenamojo buvusiame pastate, įvertinkite įvairius aspektus. Loftai dažniausiai kuom išsiskiria. Tai arba yra lokacija labai gera, tai turim kažkokią seną gamyklą ir kaip taisyklė jie šiaip yra mieste dažniausiai. Tai reiškia, vieta yra super patraukli gali būti, bet kas toje gamykloje buvo vykdoma, tai čia klausimas. Ir ne kiekvienas žmogus ir žino, kas joje buvo vykdoma. Tai čia, sakyčiau, toks labiau yra moralinis netgi klausimas. Pavyzdžiui, teko dalyvauti tokioj konversijoje į loftus, kada skerdyklą pavertė ofisais, tiesa, negyvenamosios paskirties, bet ofisais. Bet kai aš ten pats vaikščiojau ir mačiau, įsivaizduokit, aš noriu tik kaip pavyzdį pasakyti, jeigu, pavyzdžiui, reikėjo atlikti ardymo darbus ir, pavyzdžiui, reikia mušti grindyse betoną. Ten, aišku, rusų laikais viskas būdavo didžiuliai istorijais, tik 40 cm, pavyzdžiui, muša betoną ir jis visas yra raudonas. Tai reikia įsivaizduoti, kas ten buvo tam pastate ir ką perka žmogus. Tai aišku, jis kai perka, jis jau to nemato. Jis mato jo gražias sienas, viskas yra sutvarkyta, švaru kvepia, bet iš tikrųjų tas pastatas turi aurą. Tai, aišku, gal kažkam ir netrodo taip, bet arba, pavyzdžiui, lygiai tas pats yra kalėjimų konversija, policijos komisariatų, visokių tardymų izoliatorių konversija, lygiai tas pats. Tai yra patraukli vieta mieste, funkcijos jau nebeatlieka, padaro konversiją. Tai sunku pasakyti, ar labai faina būtų gyventi bute, name, patalpose, kuriuose kažkas galbūt kentėjo. Tai čia vėlgi, sakau, toks labiau moralinis galbūt klausimas. Vieniem, man atrodo, yra visiškai vienodai, kas ten yra svarbu. Sakykime, turėti turtą geroj vietoj, už gerą galbūt net ir kainą. Piniginis faktorius tikrai ne paskutinėje vietoje. Įvairūs loftais vadinami objektai dažnai yra strategiškai patogiose vietose, o už kiek juos perkate ar ketinate pirkti, čia jau jūsų ir pardavėjo reikalas. Su kainom iš tikrųjų ir žaidžia. Nebėra jau tos kainos irgi labai tokios pigios tų loftų, nes vis tik tais vieta yra gera. Ir ta vieta patraukia tą klientą. O žinot, kaip yra kartais su žmonėms, suveikia visiškai bandos efektas. Kad vienas, pačiupo, antras pačiupo, dar trečias pasakė kaimynui. Ir kad tu im greičiau, kol dar yra, nes jau tuoj nebeliks ir tada galėsi pirkti brangiai. Tikrai tas irgi kartais sužaidžia. Kodėl beje apskritai loftais yra vadinami, tai dėl to dažniausiai, kad jie turi išskirtinę architektūrą tom, kad yra labai aukštos lubos, yra tikrai netradicinės architektūros pastatai, kur galima padaryti šiek tiek įdomesnius ir tuos butus arba ofisus. Bet ką aš pastebėjau, labai dažnai stengiasi iš to aukščio išspausti maksimumą. Ir labai daug esu buvęs loftų ir gyvenamųjų ir negyvenamųjų, kur pirmas aukštas yra viskas atrodo normalu, įeini, lubos yra ten kokio 2,40 m aukštį jau, įeini į tą bendrąją lofto erdvę, tai ten viskas fainu, ten kokie 6 metrai, bet užlipi į antrą aukštą ir jau turi eiti pasilenkęs. Tai keistai kartais tie loftai, tokiam vienam irgi buvo, atsimenu, tai yra dušas, tai bendras patalpos aukštis buvo gal kokie 2,20 m ir tau bėga dušas, jau realiai tu jauti, kai tau ten, tu lieti tą dušo galvutę, nes vietos nėra tiesiog. Nežinau, keistai atrodo, bet vėlgi yra žmonių, kuriems visiškai tas neįdomu, nerūpi ir jie tiesiog nori būtent toj vietoj turėti savo svajonių tokį būstą. Aišku, padaro konversijas, įrengia labai fainas, visokių būna, galima atlaisvinti savo fantaziją. Bet vėlgi, viskam reikia turėti ir fantazijos, ir pinigėlių. Aišku, gamyklų ar kitų įvairių pramonės šakų statinių mūsų šalyje buvo.
Kad gamyba liko istorijoje ir tie pastatai paruošiami naujam gyvavimo etapui irgi faktas. Tokių netipinės architektūros pavyzdžių mažėja, todėl ieškantiems originalumo reikia gaudyti šansą, su visais to šansų pliusais bei minusais.